prieš Mindaugą susikuria didžiulę koaliciją. Ir siunčiama kariuomenė į pagalbą rusų kariuomenė, siunčiama į pagalbą Tautvilui. 249 metais prasideda ištisas pilietinis karas, kurį remia dar, taip sakant, ir išorinės jėgos. Vadinasi, Mindaugui tas to ešelono sunaikinimas, jis, žinoma, labai brangiai kainuoja, bet kitos išeities nebuvo. Vadinasi, pavardinkim tą ešeloną. Tai yra Tautvilas ir Gedvydas. Jotvingiai, tai žemaičiai, palaukite. Žemaičiai, Vykintas, didžioji žemaičių dalis, kadangi dalis žemaičių klausė šito Mindaugo. Haličas. Ir Livonija. Ir Livonija. Ir Livonija ne šiaip sau, o, kaip jau sakiau, Livonijos arkivyskupas, Rygos vyskupas, tuo metu tai buvo atskiros institucijos ir, žinoma, Livonijos. Tai visos trys Livonijos institucijos yra prieš Mindaugą. Prieš Mindaugą. Tai čia baisi apsiaukštis. Kalbos nėra. Vadinasi, Mindaugas čia turi jau, kaip čia sakyti, lošt vabank. Taip, būtinai. Iš esmės tai be galo dramatiška situacija, taip, ne? Bet kas yra? Mindaugas pasielgė, nu aš pasakyčiau, politiškai, žinoma, labai teisingai, nes jeigu jis nebūtų išvies Tautvilu ir Gedvydu, tai jam reikėtų lošti, o prieš visus tos priešus su neišvytu Tautvilu ir Gedvydu. Iš esmės potencialių priešų užnugaryje. Taip. Tai žinoma, Mindaugo ėjimas buvo politiškai teisingas, labai įžvalgus, labai savalaikis. Aha. Štai vėlgi, jūs norit, Mindaugas kūrėjas kaip politikas, kuris jau sugeba valstybiškai mąstyti, nors, žinoma, tas viskas dar atrodo, nu, grinai vikingiški ėjimai. Priemonės vikingiškos. Taip, bet kitokios išeitis nebuvo. Dramatiška situacija, iš tikrųjų. O kas Mindaugo sąjungininkai? Nėra. Mindaugo sąjungininkų nėra. Tik tai, galim pasakyti, lieka kažkurie ištikimi vasalai. Veikiausiai jį palaiko ruskaičiai, kadangi ir vėliau jie jam tarnauja. Jie palaiko bent dalis Deltuvos kunigaikščio, štai Bikšys, Ligeikis. Sakau, bet iš esmės ta Lietuvos kitos felinės žemės, ar ne? Taip, nėra viskas. Taip, nėra sąjungininkų. Jeigu Mindaugas būtų pralaimėjęs, tai ir neatsimintume jo. Kalbos nėra, žinoma. Nu, bet to šaltiniuose, kaip dabar gaivinamas, vadinasi, grinai jau, taip sakant, mūsų, patriotizmo, Herkus Mantas ar panašiai, betgi praktiškai, taigi, žinoma, istorija jos, vadinasi, išstumė. Bet Herkus Mantas mes atsiminome dėl to, kai jis kariavo su kryžiuočiais, o Mindaugą atsimintume, kad kariavo su lietuviais. Nu, kodėlgi kariavo prieš tą koaliciją irgi. Bet jeigu ta koalicija būtų nugalėjusi, Lietuvos valstybės būtų nelikę. Taip. Ta galim tvirtai pasakyti, ar ne? Nes Tautvilas, jie natūralu jau turėjo priešų užnugarį visą. Jie buvo įrankiai. Jiems būtų numestas, vadinasi, po kauliuką ir paskui tas kauliukas, žinoma, būtų irgi suvalgytas. Ai, tai čia jau tada iš tikrųjų. Čia jau stovime ant peilio ašmenų. Arba. Aha, įdomu. Tada Mindaugas kažkaip išsisuka, ar ne? Ir čia prasideda didžioji kūryba jo. Ar taip? Galima pasakyti. Taip, bet kad geriau mes ją suvoktume, tą kūrybą, tai turbūt mes turime šiek tiek ir įsivaizduoti, o kokiamis sąlygomis jį vyko. Kasgi darėsi, kodėl tiesai Tautvilo ir Gedvydo, vadinasi, globėjai, kokiomis koncepcijomis politinėmis jie vadovavosi. Ir pavyzdžiui, vadinasi, kaip Mindaugas toje apsuptyje, kaip jisai, vadinasi, irgi turėjo, susidurti su tomis koncepcijomis, kas iš to seka. O ką jūs vadinate Tautvilo Gedvydo globėjais? Livonija? Taip, ir pirmiausia Rygos vyskupa, kuris buvo pagrindinis, Mikalojus Rygos vyskupas buvo pagrindinis Tautvilo ir Gedvydo globėjas. Tai ką jis mąsto? Juk reikia atminti, kad 13 amžius tai yra tas laikotarpis, kada kryžiaus karų doktrina santykius su visomis, vadinasi, pagoniškomis šalimis, su tomis šalimis, kur nebuvo valstybės arba kur ką tik jį susikūrė, kur, vadinasi, nepriklausė Europos politiniai sistemai, katalikiškos Europos politiniai sistemai, jį laikė terra nullius, niekieno žemė, kurią galėjo koncesijas jai užkariauti, realizuoti, vadinasi, tą užvaldymą, galėjo dalinti tik tai imperatorius arba popiežius.
Vadinasi, su šitais žmonėmis nebuvo tokios kalbos, kaip pavyzdžiui 9-11 amžiui. Jūs priimat krikštą ir, vadinasi, mes, taip sakant, jeigu norit, įrašom, įleidžiam jūs, vadinasi, į savo politinę sistemą. Žodžiu, džiaugiamasi, kad sutiko krikštytis. Taip galime pasakyti. Taip, verbuojami nauja krikštai. Dabar jau jie nebeverbuojami. O kažkada esat minėję, kad dar anksčiau popiežiai apskritai džiaugdavosi, kad su jais pradėjo užmegzti santykius, Tai čia yra pirmasis dar ešelonas, kada, vadinasi, kaip sakyti, germanai, arijonis germanai, vadinasi, ar netgi pagonis, vadinasi, užkariavo Romos imperijos žemės. Tai čia pirmasis ešelonas. Žodžiu, galėtume sakyti, pirmas ešelonas yra, kada popiežiai prašosi būti priimami, taip? Taip, pripažįstami. O po to jau numetamas, sakyti, toks. Po to jau, kada susikūrė, vadinasi, Karolingų imperija, jau prasideda antrasis ešelonas. Štai priėmimas į tą politinę sistemą. Jau, tarp kitko, nelygiateisiais pagrindais. Vasalais. Vasalais jau priimama. Čia turime galvoje ir Vengrija, ir Lenkija, Čekija, Skandinavija, štai šitas ešelonas. O Lietuva štai atsiduria jau trečiajame ešelone, kada jau tos žemės turi būti nukariautos. Jau tik tai, jos gali įeiti į Europą, tik tai krikščionims jas užkariauti. Kas dar tame ešelone? Tik Lietuva? Suomija, jeigu norit, vadinasi, Latvija, Estija, tai čia Prūsai. Kažkas iš šitogi tada nepavyko. Tai be abejo, visur kitur ir buvo įvykdyta ta kryžiaus karų doktrina Lietuva, o štai Lietuva nesileidžia įvykdyti. Ar jūs norit pasakyti, kad iš trečio ešelono tik Lietuva išsprūdo? Tik Lietuva. Ir tą padarė Mindaugas? Ir tą padarė Mindaugas. Štai kodėl reikia statyti paminklą. Ar čia ne kūryba? Aha. Tai gerai, tai dabar jūs pasakykite, vadinasi, norit pasakyti, kad Ryga ir Livonija iš esmės sąmoningai vadovavo šitą kryžiaus karų doktriną? Taip. Tik nukariauti? Tik nukariauti. Tik per nukariavimą krikštyti Lietuvą? Bet štai kas daroma su Tautvilu. Tai ne šiaip sau jis krikštijimas, o didžiausiamis iškilmėmis 250 metais Rygoje jisai krikštijimas. Tautvilas. Su juo elgiamasi kaip su realiu valdovu. Bet kas jis? Jisgi tai yra tik įrankis. Tai kyla klausimas, o kodėl taip su juo elgiamasi? Čia galbūt ruošiama, kaip čia sakyti, LTSR vyriausybė? Taip, o būtent. Vadinasi, pirmiausia, reikia kurti nacionalinio gelbėjimo komitetą. Toj, vadinasi, šalyje reikia gelbėti tą šalį, reikia kalbėti kaip su suverenia ta šalimi, o paskiau jau ji pati pasiprašys. Vadinasi, tai va, čia ir yra esmė, kad su Tautvilu elgiamasi taip, todėl, kad būtent Lietuva yra ir politinis, ir istorinis subjektas. Kitaip sakant, Mindaugo svoris verčia su Tautvilu elgtis taip, vaizduoti, kad ir Tautvilas yra kažkas. Galėtume sakyti, jeigu ne Mindaugas, tai nieks su Tautvilu nesišnekėjo. Kalbos nėra, o štai būtent tas. Bet kas iš to seka? Žiūrėkim, kaip reaguoja. Tai turbūt galėtume sakyti, aišku, jeigu ne kovo 11 ir ne Landsbergis, tokie Burokevičiai ir Jarmalavičiai netaptų istorinė figūra. Tai užtektų, vadinasi, politbiuro patvarkymo ir pasakymą, kad štai vietoj Brazausko, vadinasi, kaip sakyti, aš turiu galvoje dar tą Brazauskai, 89 metų, vadinasi, ar 8 metų. Štai, vadinasi, išrinko, taip sakant, CK, vadinasi, štai Burokevičiai ir viskas tvarkoja, vadinasi. Viskas teisėtai, vadinasi, pagal normas, pagal tarybinę konstituciją ir taip toliau. Ne, bet jeigu ne šitas mūsų nepriklausomybės judėjimas, juk nieks tokio Jarmalavičiaus, kuris ir tais laikais visi žinojo, koks ten tas istorikas, nieks neatsimintų jo. Nieks jo neskirtų. Žinoma. Nieks jo nesišnekėtų. Nu, bet matot, kaip ten bebūtų, bet būtų patvarkyta, vadinasi, vis tiek ar taip Brazauskas būtų pašalintas ir būtų pastatytas, gal ne Jarmalavičius, bet toks žmogus, kuris buvo reikalingas. Ja, bet būtų pastatytas. Šventovė su gyvenvietė ir vėliau bažnyčia su rūmais, kunigaikščių rūmais, buvo statoma ir perstatoma visą laiką kartu. Reiškia, iki karaliaus Mindaugo. Tarp Gedimino kalno ir šventovės buvo gyvenvietė, o čia štai po Vilniaus katedra yra užtiktos to laikotarpio pagoniškos šventovės liekanos, kurios datuotos 5 amžinių po Kristaus. Vėliau, kada čia statė katedrą, ten jau buvo kiti mūriniai pastatai, tos gyvenvietės vietų.
ir tų kitų mūrinių pastatų yra apčiuopta keliose vietose. Pirmiausia, toj vietoj, kur buvo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija. Ten po gotikiniais pamatais, po gotikinių rūmų pamatais, po varpinę, po to vadinamojo Tvardovskio bokšto, senojo arsenalo apatinėse sluoksniuose yra rasta ankstyvesnių mūrų negu gotika. Ir juos dabar turim pagrindo taip pat laikyti 13 amžiaus pastatais, pastatų liekanomis. Gerai, tai grįžkime prie, vadinasi, Tautvydas karūnuojamas. Nekarūnuojamas. Tai atsiprašau, netaip reiškia, krikštiemas, labai kilmingai, taip. Ir žiūrėkim, kaip reaguoja Mindaugas. Iki to Mindaugas visiškai, kaip sakyti, nesijaudino, kad Tautvydas yra, kad jis remiamas ir taip toliau. O kada tik jis apvainikuojamas, staiga Mindaugas siunčia slaptą pasiuntinį, bet kur siunčia? Ne Rygos vyskupui, o siunčia Livonijos ordino magistrui, siunčia su dovanomis ir aiškiai vadinasi paperka jį, nes tos dovanos priimamos, bet koks Mindaugo noras. Kas čia kyšis Mindaugo? Taip, paprasčiausias kyšis vadinasi. Ir jis yra paimamas, tas kyšis. Ar aišku, ką dovanoja? Magistras su juo šneka. Ar aišku, ką dovanoja Štirlandui? Oi, Hipatijos metraštis aiškiai rašo, vadinasi, žirgai, aukso šitie indai, vadinasi, brangus, taip sakant, drabužiai ir taip toliau, vadinasi, su brangia akmeniais, ir sakoma, gausi dar daugiau, jeigu ką, jeigu nužudysi Tautvydą. Oho. Grinai vikingiškas prašymas. Taip, o taip tiesa, labai gal ekskursas į šoną, o iš kur tie turtai pas Mindaugą? Aukso, indai, prabangus drabužiai, Lietuvai ką? Tai gaminama? Gal kai kas ir gaminama, kadangi mes jau žinome, kad yra ir geri amatininkai, bent jau tokiam valdovui be abejo, dirba patys geriausi amatininkai, o galbūt, vadinasi, kai kas yra ir perkama, o kai kas, nepamirškim, kad lietuvių kariaunas tai švaistosi ir ten ir čia, kai kas, žinoma, yra... Kai ką, kaip mergelėm, kartu su mergelėm, taip, vežamoms karelėm, taip, vadinasi, rašo, taip, vadinasi, atsirabendavo taip. Bet žodžiu, Lietuvos valdovas jau turi tokius turtus. Jau vėl, jeigu jūs norit, vadinasi, tas ekonominis valdovo potencialas, tai vėlgi kūryba. Demonstravimas tam tikro potencialo. Kalbos nėra, vadinasi, tai yra prestižas, jau kažkoks tai. Jau jis kaip valdovas gali kažką tai pasiūlyti, tokį, jeigu jūs norit tarptautinį kyšį, vadinasi, jis paskolą teikia ar subsidiją teikia, vadinasi. O čia Mindaugas sąmoningai Štirlandą. Jis galėjo žinot, kad egzistuoja tam tikri, sakykime, prieštaravimai tarp vyskupo ir magistro. Be abejo. Šiaip ar taip, jeigu pasižiūrėsime Livonijos Aliotoje kroniką, taigi ten kiekvienas kiekvieną pažįsta. Mes neįsivaizduojam tos istorinės situacijos, kiekgi tų elito veikėjųgi buvo. Taigi, gal 10 vadinasi, gal 3 ženklis skaičius kažkoks tai. Taigi visi jie susidurdavo, gal ir kovos laukia, betgi jie visi žinome, paskaitykime Henriką Latviją. Tai jūs turit pasakyti, kad iš priešingų pusių žino vienas kitus? Taip, iš priešingų pusių. Iš šalmų išpažįsta, ne? Žinoma, ir žino, kas ką mėgsta, ko nemėgsta ir panašiai vadinasi. Tai jeigu, ir taip sakant, jeigu aiškiai Hipatijos metraštis rašo, kad būtent vyskupas Rygos buvo, vadinasi, Tautvydo globėjas, tai iš karto Mindaugas tai irgi žinojo, kad ne pagrindinis globėjas yra šitas Livonijos ordino magistras, bet Livonijos ordinas tai yra stipriausių jėga, štai ir žino Mindaugas, kur kreiptis. Aha. O šnipus jūs nereikia? Į Rygą? Galbūt ir reikia, bet ar paperka livoniečius? Kad yra pirkliai, yra belaisviai, kurie yra paleidžiami, kurie tą informaciją, iš kurių yra išsunkiama ir taip toliau, ir kuriais palaikomi tie ryšiai, vėlgi per pirklius ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tarnai, vadinasi, kurie tarnauja ar kaip prasisamdo, ir ten daugybė tokių kanaliukų visų jie yra, ir kai kasgi ir kronikose atsispindi, taigi ir per bėgelį ir panašiai šitie dalykai. Tai yra kasdienybė to meto gyvenimo. Bet štai šitas Mindaugus, kaip čia sakyti, diplomatinis ėjimas, tai nepaprastai taiklus smūgis į dešinkę, taip? Taip. Kitos alternatyvos nebuvo. Kitos nebuvo, bet labai gerai pataikyta. Ir štai magistras su juo šneka. Įdomu, Livonijos Aliotoje kronikoje tai viso to dialogo nėra, ten tas viskas yra užglaistyta. Ten, vadinasi, atrodo taip, staiga ne iš šio, ne iš to, vadinasi, po to žygio į Lietuvą, kada buvo Mindaugas apgultas savo pilyje, bet jos nebuvo paimta. Štai, vadinasi, ne iš šio, ne iš to Livonijos magistras Andrius Štirlandas nuvyksta pas Mindaugą į svečius.
Ir vaišės, vadinasi, taip sakant, ir jie gražiai papietauja. Ir kaip pasakoja, ne? Taip, ir staiga Mindaugui jisai pasako, kad tu brolau krikštikis, vadinasi, Livonijos magistras. O štai visas tas dialogas, jis yra reiškia, parašytas šitam Hipatijos metraštyje, kur irgi labai gerai informuoti, vadinasi, livoniečiai. Juk jie taigi Livonijos sąjungininkai. Taip, reiškia, šitie valuniečiai, vadinasi, galičinai. Va. Ir ten yra pasakyta, kaip atsako magistras. Sako, kada atsako, kada Mindaugas jam pasiūlo. Jis sako, aš negaliu su tavim šnekėti, kadangi tu esi pagonis. Siūsk pasiuntinius pas popiežių. Taigi, kaip siūsk? Taigi, o kas šnekės su Mindaugu? Juk Mindaugas tai yra tik tai nukariautinas, vadinasi, jau nieko. O štaiga magistras šneka taip. Siūsk pasiuntinius pas popiežių, vadinasi, prašykis krikšto, bet svarbiausia kas? Svarbiausia, taigi, paskutinis jo sakinys, štai šitame dialoge. Taigi, družbų imėjų k tebe, aš esu tavo draugas. Vadinasi, aš tarpininkausiu. Taip, būtent, vadinasi. Ir štai dabar Mindaugas, vadinasi, iš tikrųjų jau dabar Livonijos eiliuotojų kronika šneka, toliau Mindaugas siunčia pasiuntinius. Štai Mindaugas krikštijasi, sutinka su Andriaus Štirlando pasiūlymu, ne veltui, tarp kitko, o Žemaitija yra pažadama, reiškia, Livonijos ordinui už tai, štai Mindaugo užmokestis už tą. Bet vėlgi, juk didžioji žemaičių dalis tai kariauja prieš Mindaugą, vadinasi, šiuo atveju, nu kągi, susidėjus su vokiečiais, prašau, vadinasi, ir būkit su jais, vadinasi, taip sakant, džiaukitės, vadinasi, ir Mindaugas nusiplauna rankas, vadinasi, taip sakant. Bet palaukit, sekundėlę, atsiprašau, Mindaugas apsikrikštyje šiuo atžvilgiu Štirlando vaidmuo pasyvus, taip? Jis savo ten priemonėm visom. Mindaugas duoda, teisingiau, pažada duoti koncesiją, dar neduoda, bet pažada, iš principo, reiškia, kad va, gausi, reiškia, taip sakant, Žemaitiją, nu, kaip pasakyti, pasyvus, juk, o kasgi rūpinasi Mindaugo krikštu, juk kas atsiunčia jam dvasininką, kuris jį paruošia Mindaugui, juk reikia praeiti katechumeno, nu, jeigu jūs norit, kursą tam tikrą, vadinasi, taip sakant, jį moko tikėjimo tiesų ir taip toliau, reiškia, pasiunčia jam ordino brolį kuniga Kristijoną. Tai čia Štirlandas pasiunčia? Štirlandas pasiunčia jam, vadinasi, jis, taip sakant, ruošia. Ir va, įvyksta Mindaugo krikštas, kažkur tai 251 metų kažkur tai pradžioje jisai, ir 1251 metų vasarą Mindaugas siunčia pasiuntinius į, vadinasi, pas popiežių, pas Inocentą IV. Bet Livonijos eiliuotojų kronika aiškiai šneka, kad važiuoja Livonijos pasiuntinybė, o su jais važiuoja lietuviai. Vadinasi, galima sakyti, kad per Rygą viskas vyksta. Per Rygą vyksta, reikalingi tarpininkai. Mes kaip prasta tokia, kaip čia sakyti, dar nepripažinta valstybėlė, prisiprašom prie kažkokių. Štai būtent. Nu, kaip kažkada, kai buvo dabar mūsų dienom, kai mūsų Europos taryba priimdavo Islandiją ten ar Daniją. Mums reikia Islandijos, mums reikia Danijos. Štai vadinasi, Livonija atlieka tą vaidmenį. Ir štai važiuoja, bet kas važiuoja? Ir, kaip sakyti, ir Mindaugas, tarp kitko, jau ką yra išmokęs. Juk važiuoja taip parbus ir kaip Livonijos ordino kronika, kaip Livonijos eiliuotojų kronika, jie apibūdina ein redlich man, reiškia. Tai būtent redlich yra iškalbus, bet šiuo atveju reikėtų gal pasakyti daugiau, protingas, apsukrus, vadinasi. Šitaip pagal visą prasmę yra. Ir štai vadinasi, kas iš to seka. Argi Andrius Štirlandas tą visą programą, kuri išryškėjo iš Inocento IV būlių, argi jis galėjo siūlyti? Taigi yra Mindaugo norai. Vadinasi, Mindaugas, mokydamasis tikėjimo tiesų, jis ko dar išmoko iš brolio Kristijono? Taigi jis iš jo išpešė visą, taip sakant, Europos, jeigu jūs norit, charakteristiką. Kas ta Europa? Kokios politinės jėgos, vadinasi, o kas tai yra popiežius, vadinasi, tai toliau. Ką jis gali, ko reikia iš jo prašyti. Ir štai prašau, vadinasi, popiežius atsako, mes nežinom, ko Mindaugas prašo, bet popiežius tiesiog pasako, kad, vadinasi, va, štai, suplikasti nobis, prašai mūsų, vadinasi. Tai va, iš to ir vadinasi, popiežius atsakymai kokie. Štai, jis išpildo Mindaugo prašymą priimti, vadinasi, Mindaugą kaip Švento Petro Leną, kaip popiežiaus vasalą. Bet ką tai reiškia? Juk kito kelio tai nebuvo, pavyzdžiui, ir Lenkija tokių kelių. Ji tapo popiežiaus vasalų, kad netaptų kieno Vokietijos imperijos vasalų.
Vadinasi, iš karto apsidraudimas prieš Vokietijos imperiją. Ir jos atstovus, vadinasi, ordinus čia ir vyskupus Pabaltijai. Taip, bet Lietuvos atvejais, šiuo atveju, tai kokiu būdu? Galėjo tapti ne popiežiaus vasalu, o Livonijos vasalu, taip? Vokietijos imperijos. Vokietijos imperijos vasalu. Taip, būtent. Tai va čia yra apsidraudimas nuo šito kelio. Ar Livonijos, sakykime, pozicija galėjo būti tiesiog išreikšta, kad Lietuva priimama į krikščioniškų valstybių tarpų, bet per Vokietijos mes neturime tokių primistinių akcentų, bet be abejo, kad ta pozicija galėjo būti tik tokia, kadangi Livonijos vyskupai skaitėsi imperijos vasalai, kadangi Vokiečių ordino vyriausias magistras vėlgi per imperatorių gavo investitūrą, tą privilegijuotą, taip sakant, nors be prievolį, bet skaitėsi ir imperijos kunigaikščių. Vėliau, tarp kitko, kada Vytautas bandė įsivaduoti nuo Lenkijos suvereniteto, tai vėlgi buvo kalba, ordinas reikalavo, kad jis pripažintų Vokietijos imperatoriaus suverenitetą. Vadinasi, visa, taip sakant, politinė doktrina, reiškia, Vokiečių kolonijų iki tokia negalėjo būti. Tai šitokia. Bet kur čia gudrumas Parbaus arba Mindaugo? Na tai nuvykai pas popiežių, popiežiaus prašai, kad ne imperatoriaus, aš noriu būti vasalu, o jūsų? Tai čia yra tas gudrumas. Nu, čia gal ne gudrumas. Ar čia gudrumas? Čia kodėl? Tai pataikyti popiežiui. Bet ką tai reiškia pataikyti? Juk, pavyzdžiui, Lenkai visą laiką labai šito dalykų dangstėsi. Labai gerai. Nuo Mečislovo pirmojo laikų. Ir štai, tarp kitko, netgi, kada Mindaugas buvo vaikas dar, taigi Lešekas Balcasis 1207 metais Korkuvos senjoras, taip sakant, nominalus, reiškia, visų tų Lenkų kunigaikštijų, to konglomerato, reiškia, pasakyčiau... Žodžiu, nėra Lenkijos valstybės, yra tai nominalus valdovas. Valdovas, reiškia, jisai. Taigi jis vėl manifestuoja specialiai, kad, reiškia, popiežiaus, taip sakant, yra suverenitetas Lenkija ir taip toliau, reiškia, apsidraudimas nuo Vokietijos, reiškia, čia yra. Tai būtent visą tą mes matome, reiškia, Mindaugas tą programą, taip sakant, vykdo irgi. Pataikė ar nepataikė, galim spręsti kaip norim, vadinasi, koks šaltinis apie tai kalba, ar jis pataikė ar nepataikė, bet štai rezultatai, vadinasi, yra šitie. Ir galų gale dar, tai svarbiausia, vadinasi, pripažįstamas Mindaugo krikštas, reiškia, jau popiežius peržengia tą ribą, kurią nominaliai peržengė su Tautvilu žaisdami, o dabargi realiai su Lietuva peržengiama. Andriaus Štirlando ta riba, popiežius patvirtina tą peržengimą. Tai jūs turit galvoj, kad egzistuoja kryžiaus karų doktrina. Taip, ir su ją dabar nesiskaitoma. Aha, žodžiu, nenuoseklumas tarsi iš už Žemaitiją, ką peržengia tą ribą Andrius Štirlandas, ir popiežius sankcionuoja šitą peržengimą. Va, kas yra pasiekima. Bet tai ne tik dar tas. Juk paprastai, kad gautum karaliaus karūną, taigi šimtmečiai praeidavo. Štai tokia Čekija, vadinasi, tai priėmė, vadinasi, krikštą, tai katalikišką krikštą 10 amžiuje, jeigu neskaitysim, vadinasi, tą Moravijai, taip sakant, kada didžioji buvo 9 amžiuje. Taip. Priėmė. Bet čia tęstinumos iš esmės nebuvo, taip? Taip. O tik tai 12 amžiui apsivainikuoja, vadinasi, čekų kunigaikščiai karaliais ir tai dar reikia tvirtinti paskiau, reikia tą karalystės titulą. O čiagi Inocentas IV duoda Kulmo vyskupui Heidenreichui nurodymą, kad Mindaugas būtų apvainikuotas karaliumi. Tai va, prašau, kiek yra pasiekiama iš karto. Ir atrodo, kad dar atskira bažnytinė provincija. Tai čia jau toliau. Vadinasi, 54 metais tas buvo realizuota. Bet vėl kitos valstybės ilgai laukė šito. Taip, būtent, o čia vadinasi tiesiog nepriklausomybė nuo Romos. Bet tiesa, ten kurdavo arkivyskupija, čia tiesiog vyskupas. Bet tai vėlgi didelis dalykas. Reiškia, nėra, taip sakant, jurisdikcijos, paprastai jungdavo į kaimynų kažkokią jurisdikciją. Čekams gerai reikėjo atsikratyti Mainco, reiškia, bažnytinės provincijos priklausomybės iki 14 amžiaus vidurio, vadinasi, jiems, taip sakant, jie, nors jau 13 amžiuje bando tą padaryti ir visą kitą, bet negali to padaryti, vadinasi, šičia. O čia Mindaugas irgi tą pasiekė. Bet čia jau seka jau truputį vėliau. Bet tai vis tiek, tai čia grandinė tokia. Ta kalbos nėra. Štai prašau, kokią politinę programą suformuluoja Mindaugas ir realizuoja ją per savo pasiuntinį. Taigi, Parbus, tai reik manyti, gavo tas visas instrukcijas iš Mindaugo. Štai vadinasi Mindaugas kaip vikingas, o dabar jau mes matome, kad jis mąsto kaip valdovas, kokius mokslus jis turėjo išeiti. Štai kaip jis sugebėjo, vadinasi, iš karto suvokti, kur yra visa esmė. Aha, bet aš norėčiau dar kažkaip čia, žemaičiai tas klausimas. Tai ką jūs norit pasakyti, žemaičiai neklauso Mindaugo, tai ir šekitės, būkit savo. Teisingai, susidėjot su vokiečiais, tai susidėkit iki galo. Prašau.
Negailestingai, žemaičiai jūs čia dabar norit pasakyti, pasielgėt, ne? Nu, ką darysi? Tiesa, jūs irgi pats žemaičiai, taip. Bet vėlgi žiūrėkime objektyviai, o visoje toj situacijoje, jeigu žemaičiai eina prieš jį, nu tai kasgi Mindaugui lieka? Tai jis bent jau nusiplaudamas rankas, tai ką jis gauna, pažiūrėkime. Tai jis gauna krikščioniškos valstybės statusą, jis įtvirtina Lietuvą Europą, jis įeina į politinę Europos sistemą. Tai ar tai yra tomis sąlygomis, kryžiaus karų doktrinos sąlygomis, sugebėti tai padaryti? Tai prašau, štai koks kūrėjas yra Mindaugas. Šitą bažnyčią